Jei nusprendėt užsimti foto ar video kūrybą ir jau po truputį imat galvoti, kokią čia kamerą įsigyti, turbūt susidūrėt ir su šituo reiškiniu. Rekomenduoti jam patinkančią kamerą nori kiekvienas draugas ar kolega, visi staiga tampa ekspertais, o pusė jų dar ir bando parduoti savo seną įrangą. Kai prieš daug metų pradėjau dirbti su video produkcija, mane irgi persekiojo visi tie neprašyti patarimai, kokią kamerą pirkti, kokį rigą susidėti ar be ko negali gyventi tikras filmmakeris. Vienas dalykas, ko tikrai išmokau per savo patirtį, tai kad norint priimti teisingą sprendimą, būtų gerai bent truputį suprasti, iš ko renkiesi ir dėl ko renkiesi. Taigi šiandien noriu su jumis pasidalinti 9 mano galva labai svarbiais dalykais, kuriuos reikėtų apmąstyti prieš perkant savo pirmąją kamerą. Visi jie yra daugiau mažiau svarbus, tačiau paskutinis turbūt labiausiai nulems, kokią kamerą jūs pasirinksit. Šis video yra skirtas tikrai pradedantiesiems, o jeigu jūs jau nebesat pradedantysis, drąsiai palikit savo nuomonę komentare šiuo klausimu, nes ši tema gali būti prieinama prie visų pusių, iš visų kampų ir visaip kaip, ir aš tikrai vieną video visko nestalpinsiu. Taigi, pirmas ir mano nuomonė svarbiausias dalykas, ką jūs turite apmastyti prieš pirkdami savo pirmąją kamerą, kam jūs ją naudosite. Portretiniai, sporto, gamtos renginių, o gal gatvės fotografijai, vlogams, dokumentikai, renginiams, o gal automobilių raliams filmuoti. Ar planuojate to užsimti mėgėjiškai, o gal tobulėti ir vėliau to užsimti profesionaliai. Suprasdami, kokį turinį ir kokiamis sąlygomis dažniausiai ruošiatės filmuoti, jūs galėsite detaliau atsižvelgti į konkrečius siūlomų kamerų techninius duomenis ir pasirinkti tą, kuri labiausiai atitinka jūsų pasirinktą kūrybinį kelią. Tiesa, jei iš tiesų esat pradedantysis, greičiausiai jūsų kūrybinis kelias dar labai stipriai laviruos, keisis ir galbūt iš vis nukryps nuo to, ką dabar įsivaizduojat. Nesijaudinkit, tai nereiškia, kad jums kaskart reikės pirkti naują kamerą. Apskritai jūsų pirmoji kamera greičiausiai bus mažos arba vidutinės kainos hibridinis fotoaparatas su vidutiniškomis tiek video, tiek foto funkcijomis ir tai yra puiku. Jis puikiai atliks daugybės metų ateinantį jūsų tikslą - mokytis savo kūrybinės veiklos. Kalbant apie augimą ir tobulėjimą, šis kanalas neturi rėmėjų, tačiau garsiai palaikymas skamba iš Contribui platformos, kur vis daugėja prenumeratorių ir kur jūs taip pat kviečiu prisijungti, jeigu tik norite, jeigu jūs domina tokio pobūdžio video arba galbūt sekate mane ne pirmus metus ir norite matyti visą iki šiol buvusį turinį bei to, kas jūsų laukia toliau. Na, o dabar, kai jau turėjot minutę pagalvoti apie tai, ką ruoštės veikti su savo kamera, keliaujam prie likusių 8 svarbių aspektų, kuriuos verta žinoti. Turbūt jau pastebėjot, kad kai kurios kameros yra parduodamos be objektyvo, o kai kurios su. Ir aš nekalbu apie kitinius objektyvus, kurie ateina viename komplekte su kamera, kalbu apie kameras, kurios turi fiksuotą, nekeičiamą objektyvą. Kažkaip taip kartais būna, kad dėl dažnai mažesnės kainos ir iš pirmo žvilgsnio panašių techninių galimybių, kai kurie pradedantieji galvoja rinktis fiksuoto, nekeičiamo objektyvo kameras, vien dėl to, kad, na, jos filmuoja kai kurios 4K 60 fps, panašiai kaip ir ta brangesnė kamera, kurią galėtum nusipirkti tik body be objektyvo, bet kai pagalvoji, kada reikėtų pirkti ir objektyvą ir investuoti dar krūvą pinigų ir taip toliau, kažkaip ta idėja nusipirkti viską viename ir už sąlyginai mažą kainą skamba vis labiau viliojančiai. Nerekomenduočiau susivilioti šitą idėją, nes iš esmės nusipirkę kamerą su nekeičiamu, nenuimamu objektyvu, jūs prarandate bet kokią galimybę adaptuoti savo darbo įrankį prie besikeičiančių ar naujų projektų. Kamera su fiksuotu objektyvu labai stipriai suvaržo jūsų galimybę kurti įvairų turinį ir iš esmės yra labiau tinkama mėgėjiškiams dalykams, tokiems kaip kišeninis fotoaparačiukas, pavyzdžiui, šeimos kelionėje fiksuoti ar mėgėjiškai gatvės fotografijai. Detaliai apie objektyvus kalbėsiu kitame video, čia yra puikiai proga jums priminti, prenumeruokite kanalą. Na, o kol kas jums užteks žinoti, kad kameros galimybė keisti objektyvus yra vienas iš svarbesnių aspektų, kurį reikėtų įvertinti prieš perkant savo pirmąją kamerą. Kitas dalykas, kurio turėtumėte ieškoti savo būsimoje kameroje - rankinis valdymas. Čia galima lengviau atsikvėpti, nes turbūt būtų sunku šiandien rasti kamerą, kuri neturėtų rankinio valdymo nustatymų. Kai kurios senos kameros arba itin paprastos point and shoot kamerytės yra sukurtos taip, kad daugiausiai turėtų automatinį valdymą arba itin skurdų rankinį režimą. Tačiau tokios kameros vėlgi labiau yra pritaiktos mėgėjams, kurie nori, kad kamera viską gan vidutiniškai padarytų už juos ir jiems nereikėtų investuoti laiko ir minčių, bandant suprasti, kaip ta kamera veikia. Tuo tarpu, jei jūs norite išnaudoti visas savo kameros galimybės ir norite kuo platesnių galimybių mokanti savo naujojo amato, jums reikalinga kamera, kuri turi pilnas rankinio valdymo galimybės pirminėse ir antrinėse kameros funkcijose. Kadrų kiekis per sekundę, dar žinomas kaip FPS, ir jų įvairovė jūsų kameroje taip pat yra aspektas, kurį reikėtų apmastyti prieš renkantį savo pirmąją kamerą. Čia, pavyzdžiui, mes sprendžiame tokį svarbų klausimą, kaip ar jums bus reikalingas slow motion video filmavimas. Jei jūsų kamera gali filmuoti 24 arba 30 kadrų per sekundę greičiu, tai jokia tragedija, tačiau tai reiškia, kad jūsų kamera negali filmuoti sulėtinto vaizdo įrašo. Sulėtintą vaizdo įrašą galima gauti filmuojant nuo 60 kadrų per sekundę ir daugiau.
Įvairios kameros gali filmuoti įvairiais FPS-ais ir kai kurios kameros filmuoja skirtingais FPS-ais priklausomai nuo filmavimo rezoliucijos. Kai kurios, pavyzdžiui, gali filmuoti 120 FPS, bet tik Full HD kokybę, bet taip pat gali filmuoti 60 FPS jau 4K kokybę. Arba, pavyzdžiui, gali filmuoti 60 FPS Full HD rezoliuciją ir tada jūs galėsite turėti sulėtintą Full HD rezoliucijos vaizdo įrašą, tačiau 4K gali filmuoti tik tai 24 FPS-ais. Variantų yra tikrai įvairių ir visą šitą informaciją jūs rasit kiekvienos kameros techninėme aprašyme. Na, o svarbiausia žinoti, kad jeigu manote, kad jums bus reikalingas slow motion filmavimas, turėkite omeny, kad jūsų kameroje turi būti galimybė filmuoti ne mažiau kaip 60 FPS jums reikalinga rezoliucija. Toliau, jei ruošiatės naudoti savo kamerą būtent video darbams, jums bus svarbu jūsų kameros video nustatymai. Tikėtina, kad pirmoji jūsų kamera bus visai ne filmavimo kamera, o filmavimo galimybę turintis fotoaparatas. Na, o kai kurie fotoaparatai, ypač senesni modeliai, gali neturėti visų reikalingų funkcijų, kurios būna filmavimo kamerose. Tai nėra mirtinai būtini, tačiau tikrai praktiški ir naudingi dalykai filmuojant, tokie kaip false coloras, zebra, histogramos, focus peakingas ir taip toliau. Jei savo kamerą ruošitės naudoti pagrinde filmavimui ir norite tai daryti kuo profesionaliau bei kuo daugiau išmokti, jums būtų reikalinga, kad šitie video nustatymai būtų jūsų būsimoje kameroje. Kalbant apie kamerą kaip daiktą, kai kurios iš jų yra vadinamos plasmasinėmis, o kai kurios gali atstovėti nedidelį sprogimą. Jūsų tikslas būtų išsirinkti tokią, kuri bent jau nesulūžtų per pusę, jeigu ją numestumėte ant žemės. Be to, fizinė kameros kokybė tai ne tik kokia ji tvirta, bet ir kaip ji sudėta. Ar patogu ją laikyti, ar ekranas lankstosi taip, kaip jums reikia, ar yra visos jungtis, kurias žadate naudoti ir taip toliau. Kai jau plius minus žinote, kam naudosite savo kamerą, nesunku ir įsivertinti, kokia kameros bodžio struktūra jums yra reikalingiausia. Na, o toliau pakalbėkime apie tai, kiek ilgai laiko jūsų kameros baterija. Ir visa tai gali pasirodyti lengvai sprendžiama tiesiog didesniu baterijų kiekiu, bet nesiūlyčiau ant to pasimauti. Kai kurios kameros, o kartais ir labai brangios kameros, reikalauja labai daug baterijų, o tai reiškia ir labai daug investicijų, jeigu ruošitės šiek tiek ilgiau filmuoti. Taip pat ne visose situacijose yra patogu ir gerai dažnai keisti baterijas. Oficialūs gamintojų puslapiai dažnai nurodo, kiek turėtų laikyti jų baterijos, tačiau dar labiau rekomenduoju pasidomėti žmonių atsiliepimais, ypač tų, kurie dirba įvairiose sąlygose, pavyzdžiui, didelėme šaltyje ar didelėme karštyje, ir nurodo, kiek kokiamis aplinkybėmis laiko nurodyta baterija. Duomenys čia būna išties labai skirtingi. Pavyzdžiui, fotoaparatas Lumix S52X savo standartinę bateriją, filmuodamas 4K 60 FPS, iškrauna per apytiksliai valandą pusantros. Tuo tarpu filmavimo kamera Canon C7 savo bateriją priklausomai nuo jos dydžio iškrauna per 3 ar net 6 valandas. Todėl, jei nesiruošiate savo kameros iš karto apriginti papildomais maitinimo šaltiniais, priklausomai nuo to, ką ruošiatės filmuoti, būtų verta įsivertinti, kiek įprastai laiko jūsų pasirinktos kameros baterija ir ar to jums pakanka. Kitas svarbus aspektas, apie kurį reikėtų pagalvoti prieš įsigijant savo pirmąją kamerą, yra autofokusas. Na, tiesą sakant, nėra jis toks jau svarbus, bet kažkodėl dauguma pradedančiųjų labai stipriai apie jį galvoja. Profesionalioje aplinkoje dauguma operatorių renkasi naudoti rankinį fokusavimą dėl akivaizdžių priežasčių, tačiau jei jūs nuspręsite naudoti autofokusą, jokios bėdos dėl to nebus. Verta žinoti, kad kameros autofokusas yra ganėtinai skirtingas pas kiekvieną gamintoją ir kad senesni modeliai turi gan lėtesnį autofokusą bei prasčiau fokusuoja tamsoje. Ir nors aš asmeniškai rekomenduočiau rinktis rankinį fokusavimą ir taip lavinti šį įgūdį, iš esmės rankinis ar automatinis fokusas tai yra kiekvieno individualus pasirinkimas. Pavyzdžiui, aš esu įpratus dažniausiai naudoti rankinį fokusavimą ir tai pasiekti geriausius rezultatus. Išskyrus, kai filmuoju vlogą, čia visada naudoju automatinį fokusą. O pavyzdžiui, kitas mano kolega tiesiog užsimeta kamerą ant stabilizatoriaus, įjungia autofokusą ir nufilmuoja gražiausius kadrus. Žodžiu, tai kaip ir kiekvieno operatoriaus pasirinkimas, tačiau tikrai rekomenduočiau išmokti dirbti su rankiniu fokusavimu, patikėkit, jums tikrai pravers. Ir nepamirškit, kad tai, ar turėsit autofokuso galimybę, priklauso ir nuo to, kokį objektyvą pasirinksit. Na, o dabar prie paskutinio ir turbūt laukiamiausio punkto - kainos. Jeigu turite nusimatę konkretų biudžetą, geriau prie jo ir likite ir pasistengkite, kad jūsų pasirinkta kamera atitiktų kuo daugiau šiame video išvardintų punktų. Jeigu jūsų biudžetas jums leidžia įsigyti kamerą, kuri atitinka visus šiame video išvardintus punktus išskyrus kurį nors vieną, bet tas vienas punktas galbūt nėra pats reikalingiausias, ar jūs jo žinot, kad tikrai nenaudosit, tebūnie, tai bus puikiai kamera. Tačiau jei jūsų pasirinkta kamera atitinka tik vieną mano įvardintą punktą, kainą, gal būtų geriau dar šiek tiek pasitaupyti ir įsigyti geresnę kamerą, kad nereikėtų papildomai investuoti siekiant užpildyti jos spragas. Taip pat nepamirškite, kad egzistuoja naudotų kamerų rinka. Pati ne kartą esu pirkusi naudotą įrangą ir naudojuosi iki šiol.
Žinoma, tada kamera nebus nauja, spindinti ką tik iš parduotuvės, tačiau tai, kad jinai turi brūkšnį ar du ant savo šono, tikrai nepablogina jos filmavimo kokybės. Aišku, yra dalykų, į kuriuos reikėtų specialiai atkreipti dėmesį perkant naudotą įrangą, tačiau apie tai galiu papasakoti kitam video, jeigu parašysit komentaruose, kad įdomu, gal taip ir padarysim. Dar vienas dalykas, kurį dažnai praleidžia pradedantieji ir nepradedantieji įsigydami naują įrangą - kamerų nuomos punktai. Prieš investuojant didelę sumas į nepažįstamą įrangą, aš visada rekomenduoju porai dienų išsinuomot už nedidelę sumą, tiesiog išbandyti, ar tai yra įranga, kurios jums tikrai reikia, ar norite ją turėti visą gyvenimą. O didžiosiuose Lietuvos miestuose yra tikrai ne vienas rentalas, kur dirba tikrai profesionalai, kurie suteiks jums įrangą ir dar labai dosniai pakonsultuos. Na, o už vis svarbiausia, nepamirškit, kad įsigijant kamerą jūsų pagrindinis tikslas yra galimybė mokytis. Todėl jei jūsų biudžetas yra dar šimtuose, o ne tūkstančiuose ir jūs galvojat gal pataupyti ir nusipirkti tą geresnę kamerą, gali taip ir padaryti, tačiau kol jūs neturite kameros, jūs nefilmuojat. Todėl kai kuriais atvejais yra protingiau įsigyti kamerą, kurią jau dabar turite biudžetą ir su kuria jau dabar galėsite pradėti mokytis, filmuoti ar fotografuoti. Na, o kai jau nauja kamera bus jūsų rankose, nepamirškite dar ir dar kartelį užsukti pas mane į kanalą. Aš čia karts nuo karto dalinsiuos video ir fotoprodukcijos informaciją, ypač informaciją, kurią būčiau norėjusi žinoti savo kelionės pradžioje, bet neturėjau iš kur jos gauti. Aš taip galvoju, kas jei ne mes patys padėsime vieni kitiems sužinoti tai, ką įprastai išmokstame tik per savo klaidas. Bye.